Dietologai nekenčia manęs, nes aš pasakau tikrą tiesą apie maisto produktus. Tai įsivaizduokite, šitame sūrio pakelyje čia yra 180 gramų, bet 100 gramų šio produkto yra apie 380 kalorijų. Įsivaizduokite, iš vieno šito, jeigu vienu kartu iš karto suvalgysite tiek sūrio, gausite beveik 700 kalorijų. Tuo tarpu yra 4 agurkiukai, kurie sveria 150 gramų. Ir agurkiukose 100 gramų yra tik 16 kalorijų. Tai reiškia, šitose 4 yra tik 20 kalorijų, o jie, žiūrėkit, atitinka beveik tokį patį dydį. Tai įsivaizduokite, suvalgius agurkus, jūs jausite žymiai suvalgysite mažiau kalorijų ir lengviau kris svoris. Bet galbūt nuo sūrio šiek tiek jausmate didesnį sotumo jausmą ilgiau negu suvalgius to agurkų, bet agurkų galėtume suvalgyti kiek čia būtų galima iš tikro suvalgyti tų agurkų, kad gauti 700 kalorijų iš agurkų, tai apie 8-9 kg. Tai įsivaizduokite, palyginkite, kokia apimtis agurkų būtų tie 9 kg palyginus su 180 gramų sūrio. Tai metant svorį produktus rinkitės atsakingai, jeigu norite greitų rezultatų, jeigu apie nieką nenorite galvoti, perskas.com viską padaro už jumis, greitai rezultatai ir lengvai pasieksite savo tikslą.